Sveiki. Na, o šitas specialiai baltiems chalatams. Tuk, 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 tuk. Čia rusiškai parašyta svetoskop. Kai mano širdelė užges, bus labai daug įvairių dalykų. Visi blogiečiai turės atpildą. Ir nuo šiandien kviečiu kiekvieną baltą chalatą, nesvarbu, kur jūs dirbote, ar privačiai, ar valdiškose įmonėse, dabar kiek suprantu, jau valdiškų nebebus, viskas yra taip, kaip šalyje už Atlanto. Tai kviečiu jūs visus prisijungti pas mus į kompaniją Aljanso, nes jūs kitaip neturėsite darbo. Rekomenduoju jums pažiūrėti tokį nuostabų filmą, vadinasi Исцеляющая любовь. Italų filmas, lietuviškai vadinasi Gydanti meilė. Nuostabus filmas. Tai tas žmogus, tai yra tikra istorija paremtas, tikrais faktais paremtas filmas, pastatytas filmas. Ir tas žmogus toks kaip ir pirmasis. Tai linkiu, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas baltas chalatas galėtų gydyti iš širdies ir su meile. Ir daugiau nebedaryti to, ką jūs darote šiandien. Todėl jums nebūtina aukotis kaip tame filme, jums nereikia aukotis, jums reikia tiesiog sąžiningai atlikti savo darbą, mylėti žmonės ir duoti jiems patį geriausią, aukščiausią, profesionaliausią gydymą. Nuo šiol ir taip yra labai daug visokiausių gydūnų. Žmonės gydys rankomis, visur rankomis. Tai čia gydūnai, gyduoliai. Ir yra tokia gyduolių knyga, susiraskite knyginę, tikrai yra nuostabi, kaip galima tikrai pagerinti savo sveikatą. Čia visiems žmonėms, ne tik baltiems chalatams. Ir kiekvienas, labai rekomenduoju kiekvienam baltam chalatui pasidaryti savo YouTube video kanalą. Jeigu Jevgenijus sukurs kitą platformą, darykite joje ir mokykite žmonės, kaip išvengti ligų, kaip sustabdyti, kaip sužinoti požymius, simptomus, kad jums kažkas negaluoja. Ir aš žinau rusų kalbą tokių, lietuvių net nežinau, gal vienas ar kitas, bet aš tikrai pasiklausau tokius, nes aš esu sveika, tik tai aš esu išsekusi ir aš išeisiu, kaip sakant, savo noro. Nes tai yra, jeigu aš nebūčiau sutikusi viso to padaryti, tai tuomet Lietuvoje būtų karas, būtų labai daug blogų dalykų, bet aš žinau, kad mūsų žemelė bus išgelbėta ir nuo to prasidės labai daug gerų dalykų. Todėl nesnauskite, skubėkite pas mus. Aš tikrai nesmerkiu jūsų, bet žmonės galės papasakoti kartais, kokie yra beširdžiai tie balti chalatai. Vat Diana Bartoševič, vat galiu pasakyti tikrai, gali ji papasakoti, kaip jos tėtis per tą šlykštynę stovėjo už durų, lauke, laukė per šaltį. Taip negalima elgtis su žmonėmis. Mes visigi mokam tos mokesčius ir taip negalima. Reikia gerbti kiekvieną žmogų. Netgi ir tą, kuris išgėrė, aš nepateisinu, bet tas, kuris išgėrė, netgi tas, kuris yra gatvėje, benamis ir bet kokius. Tai labai kviečiu, išskėstom rankom, laukiame jūsų visų pas mus kompanija Aljanso. Nepilsiu purvo ant jūsų, bet tikrai norisi labai daug papasakoti, kiek daug visokių blogų dalykų jūs darote. Bet
tie, kurie nedaro, aš noriu padėkoti, kad jūs gydote, kad jūs padedate mums visiems ateiti į šį pasaulį, nes iki šiol mes visi gimėme ligoninėse, gal tik keletas žmonių turbūt namie. Tai tie turbūt palaimintieji, kurie nenamie gimė, nes labai daug traumų yra padaryta ir ligoninėse, gimdymo namuose. Ir nuo šiol gimdymas bus visai kitoks. Na, o žmonėms palinkėsiu, kad būkite sveiki, laimingi ir jeigu baltasis chalatas rūko, neikite pas jį. Jeigu jisai storas, neikite pas jį. Jeigu jis ligotas, neikite pas jį, nes jis nėra lyderis. Lyderiai rodo pavyzdį per save. Bet visus kviečiu gyventi, prisikelti gyvenimu ir kad jūsų širdelės plaktų. Ir dar vieną dalyką norėjau pasakyti. Padėkoti gydytojai Astai ir visai respublikiniai Šiaulių ligoniniai, kurie mane taip nuostabiai prižiūrėjo kiekvienai seseliai. Didžiausias dėkingumas iš visos širdies. Ir pasakysiu receptą. Paslaptį. Paslaptis labai paprasta. Per 3 mėnesius bus labai aišku, kuris baltas chalatas yra lyderis. Kai kurie jau yra, o tie, kurie dar nėra, galės persiversti ir daryti taip, labai paprastai. Pirmiausia, gydom iš viso širdies, su meile. Įsivaizduokite, kad ten yra jūsų sesė, mama, tėtis, brolis, giminaičiai. Ir tiesiog labai paprastai. Vakare meldžiamės, ryte meldžiamės už visus savo sergančiuosius. Ir jūs pamatysite, kokie stebuklai vyks. Paskui padėkosite, jis veiks savaime, nes jūs meldžiatės ir prašote aukščiausiojo pagalbos. Su meile.